Jei į atvirą vandens pripiltą indą šautume iš šono, tai indas subirėtų į šipulius. Kodėl? Nes kulka, patekusi į vandenį, staiga padidina jos slėgį, kuris plinta visomis kryptimis. Dėl to indas ir subyra. Šitaip atsitiktų, jei inde būtų ir kitas skystis. Slėgio perdavimą galima paaiškinti jų sandarą. Kietųjų kūnų dalelės stipriai traukia viena kitą, o skysčių lengvai pasislenka viena kitos atžvilgiu. Dėl to kietieji kūnai jėgos poveikį perduoda jos veikimo kryptimi, o skysčiai visomis kryptimis. Į Paskalio rutulį pripilkime vandens ir palengva stumkime stūmoklį. Vanduo čiurkšlėmis trykš pro visas skylutes, o ne tik stūmoklio sukeliamos jėgos kryptimi. Čiurkšlių ilgis visomis kryptimis bus apytiksliai vienodas. Vadinasi, visomis kryptimis perduodamas vienodo didumo slėgis. Dujų, kaip ir skysčių dalelės, yra paslankios, todėl ir jos perduoda slėgį į visas puses. Panardinkime Paskalio rutulį į stiklinį indą su vandeniu. Stumdami stūmoklį galėsime stebėti, kaip pro rutulio skylutes į visas puses veržiasi oro burbuliukai. Jie taip pat patvirtina, kad dujomis slėgis perduodamas visomis kryptimis vienodai. Paskalio dėsnis nusakomas taip. Skysčiai ir dujos perduoda išorinį slėgį visomis kryptimis vienodai.